Sveiki visi. Taigi su pavėlavimu, bet todėl ir rašau dabar nuo vasario 4 iki 15 dienos savaitės apžvalgą. Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai įdomus periodas. Šį mėnesį turėsim labai daug įrašų, kadangi ruošiu ir tekstus, ir įrašus, ir tikrai astrologiškai labai įdomus periodas yra. Tuo labiau, kad nuo vasario mėnesio prasideda labai tokie aktyvus astrologinis periodas, nes jeigu sausis palyginus buvo dar ramus, tai va dabar jau mes matom, jau jaučiam, jau kažkas ten vyksta pasaulyje ir pas mus, kad jau ramybės tokios nebeturėsim. Turint galvoj, kad artėja ir 13 penktadienis, ir 14 valentinkė, ir 16 nepriklausomybės, atkūrimo mūsų vasario 16 minėjimas, ir 17 dieną kinų nauji metai. Vienu žodžiu, suprantate, kad mes tiesiog kiekvieną dieną turėsim kažkokią tai atrakciją. Dar primenu, kad kinų naujais metais bus užtemimas. Tai va, brangieji, kiek visko vyksta, todėl tikrai šią savaitę įrašysiu labai daug visko ir turėsite, tie, kurie mane stebite, džiaugsmo žiūrėti, klausytis ir jau nebesulauksiu, tikėkimės, priekaištų, kad kur dingau. Tai va, taigi dar kartą, kaip visada, žinot mano tą mantrą, kad prašau spausti patinka, dalintis, prenumeruoti mūsų kanalą, spausti stebėti Facebook'e, į kurį aš dedu visą pagrindinę informaciją ir, kaip žinote, ten savo straipsnius. Kartais tai būna įrašų trumpiniai kažkokie tai. Tai va, taigi jeigu randate straipsnį atitinkamą temą, tai žinokite, kad kartais įdedu nuorodą į YouTube'o tą nuorodą, o kartais ir ne. Kaip jau man sušviečia, žinai. Tai va. Taigi, brangieji, ko galite tikėtis šį periodą nuo 4 vasario iki 15 vasario? Čia yra bendra apžvalga, kaip savaitė, kaip sakydavau. Šis laikotarpis darbe skatina ne tik veržlumą, o sąmoningą krypties peržiūrą. Daugelis galite jausti, kad procesai lėtėja, sprendimai stringa arba reikia grįžti prie jau padarytų darbų. Tai nėra atsitiktinumas, nes žvaigždės taip stabdo, kad būtų išvengta didesnių klaidų ateityje. Tai va, geras metas analizuoti, planuoti, struktūruoti ir taisyti tai, kas anksčiau buvo palikta, vėlesniam laikui. Kaip žinai, būna, užrūksta tokie darbeliai visokie. Santykiai su kolegomis ir vadovybė gali tapti jautresni, todėl labai svarbu diplomatiškas bendravimas, nesinervinimas ir nesiuntimas ant 3 raidžių. Kritika gali būti labiau asmeniškai priimama ir net jeigu jūs teisingai pabarė ar pakritikavo, jūs galite sureaguoti nelabai adekvačiai. Tiems, kurie svarstote apie darbo keitimą, tai labiau pasiruošimo, o ne galutinio sprendimo šuolio etapas. Kūrybiniai sprendimai gimsta tyliai ir be spaudimo. Tai reiškia, jūs jų galėsite galvoti, mintyse, planuoti, kažką veikti ir taip toliau. Daugiausia naudos atneš tie, kurie turėsite daugiausia kantrybės, nuoseklumo ir labai esate atidūs detalėms, kurie esate atidūs. Dabar skubėjimas, spaudimas ir ultimatumai šiuo laiku nelabai duos kažkokios tai naudos, gali atvirkščiai net viską sujudinti ir nieko čia gero nebūti. Todėl sakau, būkite atsargiai bendraudami, kadangi jau prasideda bendras tas toks fonas jau sudirbęs. Tai va. O dabar dar noriu pasakyti, kad dabar apie darbą kalbėjome, apie pinigus kalbėsim, meilę ir sveikatą. Ir dar patarimą, kadangi biškutį pakeičiau laidelės planą. Dabar pinigai. Pinigai finansinėje srityje vyriausia atsargumo ir sąmoningumo energija. Tai nėra lengvų laimėjimų, greito pelno metas. Taip, kad kurie jeigu lošite ant biržos, žinokite, geriau pristabdykit, nes nieko gero nebus. Dabar reikėtų taip pat nepirkti jokių nereikalingų pirkinių, kadangi labai reikia žiūrėti išlaidas, ar tikrai tai yra adekvačios išlaidos, ar tikrai pirkiniai yra reikalingi. Taip pat galite peržiūrėti skolą savo ir jums, kurie skolingi,
ir jūs, kuriems skolingi. Nu, tai čia kreditai gali būti dar kažkas, o gal iš tėvų pasiskolinot, supratot mane. Tai va, ir peržiūrėsite šitą periodą, palanku peržiūrėti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. Tai galbūt jūs galite dalį grąžinti, gal perstruktūruoti kažkokias tai reiškia skolas ir taip toliau, restruktūruoti. Gali tiesiog būti, susiformuoti kažkokios netikėtos išlaidos arba tiesiog paslėptos, išryškėti kažkokios neįvertintos išlaidos. Pavyzdžiui, ateina iš mokesčių inspekcijos, kad jūs dar kažkokių 5 eurų nedamokėjot. Ar tiesiog, kad užsakėte kažką ir yra paslėptų mokesčių kažkokių. Tai va šitą atkreipkite dėmesį, nes šią savaitę dėl pinigų tai yra labai svarbu. Taip pat tinkamas laikas peržiūrėti savo požiūrį į pinigus ir įsitikinti, ar jie tikrai jums teikia saugumo jausmą, ar tikrai gali pragyventi kelias savaitės, jeigu negautum pajamų. Žinot, kaip sako, kiek mes turim santaupų, kiek galėtume be darbo pragyventi. Ir ar tikrai pinigai netampa jūsų streso šaltiniu, kad dirbi tik dėl pinigų, dirbi nuo algos iki algos ir taip toliau. Tai va, tai tie, kurie dirbate nuo algos iki algos, pats laikas reiškia peržiūrėti iki 15 dienos visą finansinę politiką šeimos. Šeimos ar asmeninę politiką, ar giminės politiką ir taip toliau. Dabar investicijos šiuo periodu reikalaus papildomų dėmesio, tai yra kontrolės, tai yra įvertinimo papildomo, gal ekspertų, taip kad nesugalvokite šiuo periodu investuoti, ypatingai jeigu tai ilgalaikė investicija. Dabar, aišku, jeigu nepalanku šio periodu išlaidauti, tai yra palanku taupyti ir kaupti. Galbūt netgi reiškia daugiau kaupti, negu jūs galite sau leisti. Pavyzdžiui, kad šią savaitę, pavyzdžiui, pirksit vietoj didelio duonos kepalo mažą duonos kepalą, kad net va taip pabrėžti kosmosui, žvaigždėm, kad aš taupau, kaupiu. Ir aišku, ta finansinė disciplina, tokia netgi dirbtinė, gali, kaip sakant, tai yra ketinimas kosmose ir pritraukia didesnius pinigus, ypatingai vėliau. Pinigus, stabilumo jausmą ir reiškia, kai kartais mažiau reiškia daugiau. Tai va. Ir aišku, šitas periodas visiškai netinkamas rodyti savo finansinę galią, rodyti, kad jūs turite pinigų, mandravuoti, girtis galų gale ir taip toliau. Tai va. Apie pinigus aš manau tikrai labai plačiai pakalbėjom, tai jeigu jau paklausysite tų patarimų, tai nebus bėdos ir jūs šauniai paskleisite žinią dėl pinigų ir turto. Dabar meilės ir santykių srityje, kas laukia. Taigi šis laikotarpis yra tikrai labai jautrus ir jeigu jūsų santykiai yra pakankamai paviršutiniški, tai gali tekti susidurti su krizėmis. Arba tiesiog jie nutrūkti, nes viską, kas šiuo periodu yra paviršutiniška, taip ne visai tikra, tai gali ir iširti. Gilūs santykiai gali stiprėti, ta prasme, jeigu jūs esat vedę, esat įsipareigoję, jūs kartu bendrą ūkį vedat, tai reiškia gali netgi atsirasti emocinis poreikis, toks vidinis poreikis ar tuoktis, ar dar didesniam įsipareigojimui. Reiškia, lengvi paviršutiniški santykiai, jie gali nutrūkti arba atšalti, arba tapti jokie, o gilūs santykiai stiprėti ir, kaip jaunimas dabar sako, reiškia, dar sekantį žingsnį jau galite žengti iki 15 dienos, turint galvoje, kad iki 15 įeina ir vasario 14, apie kurią rašysiu atskirai. Įrašysiu video atskirai. Ir straipsnį parašysiu. Tai va, tai tiem, kurie, sakau, turite
reiškia tie trumpalaikiai seksualiniai nuotykiai, tai pasakysim, jie niekur neves ir šį periodą laimės visi tie, kurie nori rimtų santykių, rimto suartėjimo, nori apsisprendimo ir reiškia įsipareigojimo. Dabar ne viskas bus patogu, bet vis tiek tikri dalykai, jie turi liekamąją vertę. Dabar vienišiems žmonėms gali atsirasti pažintis, kuri labai giliai palies širdį. Ir gali būti, kad pradžioje jūs visiškai to žmogaus nepriimsite, todėl jeigu šiuo periodu vienišiai susipažinsite su kažkuo tai iškart nesakykit, ai, čia nieko nebus, tai negražus, tai negraži, tai stora, tai plikas, tai vėl kažkas ne taip, žinai. Nes pirmas įspūdis būtent šiuo periodu susipažinus gali būti labai klaidingas. O gal tas žmogus labai dosnus, o gal tas žmogus puikiai gamina, o gal tas žmogus yra jums tikrai labai simpatizuoja giliai. Todėl sakau, neskubėkite susipažinę vertinti, pastebėkite kurį laiką. Nes šitas periodas reikalauja brandos iš tų santykių, iš meilės reikalų, sąmoningumo labai. Čia nėra toks impulsyvumo tik periodas, nes tai sąmoningumo ir emocinė atsakomybė turi būti. Reiškia, ir iš kitos pusės, tie, kurie esat manipuliatoriai, trintukai, lakstote, tiek vyrai, tiek moteris, dabargi lyties skirtumo nebėra elgesio modeliuose, tai jeigu ten esat, mėgstat partnerius keist kas savaitę, biškim, gudrauti ir manipuliuoti, tai visa tai gali grįžti bumerangu. Reiškia grįžta, kad jūs irgi pasijusite gal apgauti, prigauti, išnaudoti finansiškai, seksualiai ar dar kažkaip. Taigi ta tokia nevienareikšmė savaitė ir meilės reikalams. Dabar sveikata. Sveikata turi būti. Sveikatos svarbiausia tema šį periodą, šią savaitę, noriu sakyti, ryšys tarp emocinės ir fizinės būsenos. Tai yra tarp dvasios ir kūno. Galite jausti didesnį nuovargį, jautrumą, sumažėjęs imunitetas. Reiškia, tai iš tikrųjų, jeigu jūs tai jausite, tai žinokite, kad jūs per ilgai ignoravote savo kūno poreikius. Ir ypatingai jeigu nepykite, bet, žinot, labai dažnai, ypatingai žiemos vakarais, kai anksti temsta, šalta yra, grįžta chebra namo, atsiprašau, gerai, jeigu tai arbata, pledas, kad ir televizorius, ten ar kompiuteris, susisukę, visi ten bendrauja šeima, kokią pavalgo gal ir nesveiko maistelio ar riebesnio, bet nepaslaptis, ypatingai bevaikiai žmonės, kad grįžę jie šildosi brendžiuku ar vyneliu ar alučiu kokiu, tai yra tikrai netinkamas metas, ypatingai iki 15 dienos. Dabar, kas ypatingai gydo šiuo metu? Gydo, reiškia, miegas. Miegas, poilsis ir reguliarus režimas. Ir tokiu būdu jūsų nervų sistema, kuri šiuo periodu bus ypatingai jautri ir kuri ypatingai jautriai reaguos į visą informacijos perteklių, informacinį triukšmą, didelį socialinį aktyvumą. Reiškia, ilsėsis tik miegodama. Todėl jūs tikrai turėtumėt, aš tikrai labai draugiškai sakau, dar ne pavasaris, eikit valandą anksčiau miegoti, negu yra įprasta. Nors pusę valandos anksčiau jūs pamatysite, koks tai yra efektas ir kaip tai yra stebuklinga. Dabar sveikatai dar noriu pabrėžti, tinka vandens procedūros, judėjimas, toks švelnus, atsargus, ne kažkokios milžiniškos apkrovos, kvėpavimo praktikos. Dabar vandens procedūros, neužmirškime, kad 14 diena bus vasario ne tik meilužių diena, bet ir švento to arba struktūruoto vandens diena. Gyvo vandens diena. Tai automatiškai mes žinom, kad mes turėtume jau kelios dienos prieš pradėti mirkti vonioj dėl mūsų nuostabios sveikatos.
Taip pat šitas periodas ypatingai palankus atsikratyti žalingų įpročių arba juos sumažinti. Reiškia, net mažiausias šį periodą, reiškia, rūpestis savo kūnų sveikata ateityje atneš naudą. Kaip atsimenat, kalbėjom, kad bumerangų gali grįžti, jeigu jūs nesąžiningai elgiatės, bumerangų gali kažkokios ekonominės išlaidos grįžti, lygiai tas pats ir sveikatui. Jeigu jūs pasėsite teisingą sėklą, tai bumerangų viskas grįž ir būsit laimingi. Dabar patarimas. Aš dabar įvedžiau naują rubriką tokią, reiškia, patarimą. Šis laikotarpis kviečia neskubėti, o įsiklausyti, nekovoti, o suprasti, nespausti, o leisti procesam subręsti ir savaime kažkaip tai vykti. Jeigu kažkas lėtėja, neforsuokite, nes reiškia, tai yra ženklas, kad reikia sustoti ir pažvelgti giliau. Jei kyla emocijos, tai nebijokite, kad ir išsirėkti, išsiverkti, pasakyti, ką galvoja 3 aukštais, nes tos emocijos išėjusios jos, tik tai po to pagalvokit, kad sudeginu tas mintis, sudeginu tas emocijos tam, kad kosmose neliktų ir bumerangų negrįžtų. Tai žinot, kaip mūsų vaikystėje sakydavo, iškasi duobę, išsikalbė, išsikoliai ir užkasi. Tai čia lygiai taip pat, išsirėkit, išsikaukit, išsikriokit ir po to, kad viskas būtų gerai. Taigi tai yra permainų etapas ir jis labai aktyvėja, gimsta nauji sprendimai ir tokie atsakingesni pasirinkimai, brandesni pasirinkimai. Reiškia, tai vėlgi, ką šį periodą iki 15 dienos jūs pasirinksite, tas turės ilgalaikę vertę. Taip ir taip pakalbėjom šiandieną. Tai jeigu tas planas jums patinka naujas, labai prašau parašyti man komentaruose ir kažkaip duoti suprasti, paspausti ar patinka, ar ten, kad tas naujas planas jums patinka, kažkaip reikia man žinutę pasiųsti. Tai dažniausiai geriausia, aišku, yra komentaruose, bet iš kitos pusės neįsižeiskite, jeigu aš nesureaguoju kartais, nes tikrai esu dabar Lietuvoje ir ypatingai esu užsiėmusi ir su ta knyga dabar būsiu mugėje, tai jūs suprantat, kad ir susitikimai su skaitytojais ir tikrai labai daug darbo yra, todėl tikrai iš anksto, iš kalno dėkoju už komentarus, už prenumeratą, už palaikymą ir kartu tikrai neįsižeiskite, jeigu aš kartais visiškai nesureaguoju į komentarus. Taigi, iki kitos savaitės, tiksliau sakant, nuo 16 dienos iki 16 dienos, bet kadangi, kaip minėjau, bus labai daug įrašų šį mėnesį, tai tuoj pasimatysim, nes įkelsiu dar ir ženklams. Irgi pagal naują planą, pagal naują projektą. Taigi, ate.